Jo, čia stabandovė batarka bus. Ne. Ne, nešauna. Žvynis. Ką? Žvynis. Taip. Aha. Ar ne amūras? Kalti. Nes amūras pamatęs graibštą visada bėga. Viską gali būt. Su, pažiūrėsim. Ko iš čia taip spardas? Jo. Visai išėjai įstrauk. Amūras. Neblogus. Jo. Fotkinsies. Nes jėgų tai turi tikrai. Lauk. Įrika kelt. Yra. Jo. Tave tikrai sversim.
turim. Jo. 10. 10. Nu ką, viskas. Gal namo. O, tai tau, ačiū. Rytinės maudynės. Prasibudinimui. Nu, bent jau vanduo nekaltų. Nu ką, labas rytas visiems. 6 valandas. Naktį kaip ir miegota, kaip ir ne. Tai praktiškai kaip ir ne. Nes kybo beveik visą naktį. O ir lietus dar nedavė miegot. Nes buvo užėjęs smarkiai lyt. Tai vat irgi ką tik prieš kokias 5 minutės ištraukiau amūrą. 10 plius. Gražus. Davė kovos. O. Tai va dabar ką. Darau masalus. Amūrą permečiau dėl amūro. Ir persimesiu visas 3 meškeres. Kolega dar išėjo pasnaust. Sakė, valandėlis trūksta jam. Dabar galvoju, kiek čia rezimėtų žuvų gavos iš vis per abu. Net nebeatsimenu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas mane 7. Pas kolegą 2 ar 3. Žodžiu, kažkur 10 žuvų jau kaunas. Iki šiandien 6 ryto. Tai sakyčiau visai kaip ir neblogai. Kaip pirmai parai, tai liuks. Tai va, laivelis savo darbą atlieka irgi. Paskui gal dieną biškį daugiau jį apžiūrėsim, papasakosiu daugiau. Bet šiaip jo, darbą atlieka, viskas tvarkoj. Navigacija labai daug neblūdija. Tiek, kad dar neįsiaiškinau, ar, sakykim, nusižymėjus taškus jį gali išjungti, ar ne. Nes nebandžiau išjungti, sakau, mažą ką pasimest taškai ant nakties, tai čia bus reikalų tada. Tai palikau per naktį įjungtą. Aišku, baterija biškį. Ima baterijos jisai. Pultelis ypač, nes šviečia ekranas visas, tai baterija biškį. Gaila baterijos, bet nieko. Šiandien reiks pasiskaityti daugiau apie jį, pažiūrėsim. Gal iš tikrųjų galima jį išjungti ir nereikia jo laikyti įjungtų. Tai va, o gal kas žino, parašykit komentaros. Playtekas 060. Tai va, kol kas tiek, einu, persimesiu dar vieną. Ir tada 3, bandysiu gal kitą tašą kažkokį žiūrėti, nes anas visai neveikia. Nebuvo jokio kibimo. Tai bandysiu kažkur kitur mesti. Žodžiu. Yra vietos, kur mesti ir bandysim kažką galvoti. Gerai, susitiksim. Tai ką, galim pakalbėti apie patį laivelį, kaip ir sakiau. Laivelis yra nemažas, tikrai. Patys matot. Šviesos priekį. Šviesos gale. 2 varikliukai, gan galingi. Indikatoriaus lemputės.
dvi galingos baterijos, 12 000, jei neklystu, antena, taip išverčia. Nėra lengvas, aišku, bet va, dydžio tai tikrai va, didelis jisai. Ale dengtas karbonu, bet neaišku, kiek šito karbono yra. Tai va, atsparus drėgmei, tep silikonų kaip ir nereikia, domėjaus papildomai. Pultelis su GPS-u. Dabar bijau pameluoti, kiek taškų yra, 148 gal. Man atrodo. Ir valdos gan lengvai. Sakykim, jeigu nori pasukti, tai suki ne su abiem joystickais, bet su vienu, į kurią pusę nori. Greičio palaikymas, lempos susikalibruoja, išsitrina, išsisaugo. Rodo palydovų skaičių, kiek pagauna. Šiuo metu yra 24. Turime 6 taškus. Rodo atstumą, koks nuplauktas. Rodo atstumą nuo pradžios taško, nuo namų, kiek esi nutolęs, aš dabar esu nuėjęs 23 metrus. Tai šiaip, kaip ir už tokią sumą, sakyčiau, visai kaip ir neblogai. Kol kas, aišku, sonaro nėra, nereik norėt. Galima, aišku, diperį prisitvirtinti. Kokių problemų nėra dėl to, bet manau būtų tiesiog nepatogu, nes papildomai vėl reikėtų kažkokį laikiklį tvirtinti, nes kad pasidėti telefoną, nes nelaikysi telefoną vienoj rankoje, o pultelio kitoj, tiesiog nepatogu yra ir nesudirbsi taip, tai reikia kažkokį laikiklį nebent. Arba tiesiog nusipirkti normalų laivelį su Boatman kokį, ar nežinau, ar dar kažką panašaus. Kitiem dar būna masalo kabliukas čia. Toj vietoj. Vaikšto su tokius cilindriuku jisai. Šitam nėra, bet tipo šitas yra atnaujintas modelis. Naujesnis. Tai va, darbą savo atlieka, rodo baterijos, kiek yra laivelėje, kiek pultelėje. Šiaurė, pietus, rytai, vakarai rodo tą patį. Ką žinau, kas čia dar. Nieko stebuklingo. Naudotis nėra labai sunku. Aišku, reikia truputį įprasti, pabandyti bent valandėlę, 2 pasiplaukėt, pasižiūrėti, kaip veikia, kaip taškus nusistatyti, kaip nusireguliuoti. Ir viskas gerai. Šiaip sakau, darbą savo atlieka jisai, jokių problemų nėra. Paklaida pačio GPS-o, sakyčiau, yra kažkur maks apie metrą gal. Tai labai daug tikrai negrybauja. Sakyčiau, metras paklaida, tai čia nėra tai baisiai. Nes, man atrodo, Boatmano yra iki pusės metro, jei neklystu. Jeigu klystu, patikslinkit. Bet man atrodo, kad yra apie pusę metro kažkur. Tai va, šitam kažkur metras yra paklaida, nes pats žiūrėjau, ta prasme, savo taškus, kuriuos esu nusistatęs ir apie metrą kažkur paklaida yra. Tai manau gerai visai. Vis tiek masalas nukrenta kartu su pašaru. Tai dėl to problemų nėra. Aišku, aš dar pavadedu papildomai. Tai va tiek apie tą laivelį.
Sakau, jeigu reikia, susidomėjus, jeigu yra, galiu numest linką. O šiaip ir įkelsiu, nežinau. Tai aprašyme. Gal kam prireiks. Tai va, siunčiausi iš AliExpreso. Siuntimas buvo gal apie mėnesį kažkur, man atrodo, ėjęs šiaip gan ilgai. Bet atėjo tvarkingas, nesulaužytas. Aišku, papildomai pirkau dar krepšį neperšlampamą. 20 eurų. Tikrai neperšlampamas. Kamufliažinis toks. Viskas kaip ir gerai. Tai va tiek. Dar pafokinsim iš arčiau. Ir bus gudi. Aš manau. Tai va tiek apie laivelį. Lema, tik žaidimą įsijungiau. Karpis tai būtų Penktas. Per kiek laiką? nuo vakar pietų. O kiek gyvenu? 9 ar 10. Laikysi plaušelį? Ne, nereikėtų, kad būna samai, O dydžiai? samai, sakykime, kokie 7. Karpis dėjo maždaug tam. Vaikšto kur nori, ne? Bet jau va, paviršiai.
pirmas veidrodinis. Keturi pusę duot. Pataką galva nepilnai trauks. Čia matai, ponė ilgi. Uždeng, tegu pailsi. Ir taip visada. Ką? Ir taip visada. Aptaška, ne? Jo, jo. Šiaip malonaus kovo. Ir taip. Plonesnis valas, smagiau, stambiukskau, galvoj ką čia ištrauks. Aš duodu 4,5 maksimum. O čia užkabins tai būn po 22 kilus tokie. O čia tada jie. Kiek bus svoris? Neik, kadrą, neik, gugiai, neik. Ne, va, gerai. 7-6. Tai jo, šešetuks. Tikrai šešetuks. 6 sabiški. Tada kai buvo, kai svėrėm, kitas pajamų, tai buvo.
čia tas pats. Sakai? Taip. Čia lygiai tas pats, taigi žiūrėk, akis ta pati. Ir viskas lygiai taip pat. Nu. Čia tas pats. 2 kartus ant to paties kabliuko. Jo. Gyva ta pati akis. Duodi vaizdų. Tas pats čia. Da taip nieko. Jo, tas pats. Sakau, iš akies atpažinau. Fotkinamės su tavim antras iki. Gal bus į trečias. Nu, fotkinsies. Aha. Aha. Opa. Pamatys svorių, kad žinai. Kiek ten buvo, kiek 7 jaučiu. Jo, 7. Sakau, bus praugas per naktį svorių. Gal? Čia vėl nežinau, Esa. rodo. 700. Na va, tik nespėjom užmesti, jau yra. Normaliai, tu čia stumi. Kokį praėjo, kokios 3 minutės. Ką? Nu. Jo, sakau, kokios 3 minutės praėjo. Tačiau bet tiesiai gal į gerklę pataikėm. Gal ant dugno atsitupęs, buvo įsižiojęs buvo, žinai. Jie sako, nu daugiausia 5 minutės, daugiau nebus. Aš skaityk tik spėjau laivelį parsinešti, pakrovėjo laidą. Mat, vėjas pučia, nesigirdi. Neša. Ir spaudžia prie dugno, ne kokio. Tai variantas gali būti, kad veiksmo yra. Gerai. Šitas taškas dirba gerai. Realiai aš pasakysiu taip, jeigu vidurinis nedirbs tau per kokias 3-4 valandas, tu vidurinį trauk prie kraštinės. Kas kokius, nu, 5 metrus. Vieną kitą 5-6 metrai. Sumesi šalia. Ir pradės dirbti abi. Tai va. Bet baisiai nespaudžia, ne? Ai, nu tai jo bus arba erškėtis, arba šamus.
Bet belia kokiu atveju žuvis. Ai, teisingai, ant to raudono. Jo, ant to raudono. Nu, man sudomino, pakėlė nuo dugno. Kokius 5 somus. Sudomino matyti kažką. Supranti, gali būti toks amūras. Nežinos čia. Amūrai tą spalvą irgi mėgsta. Matau, ir bus ateit be guminių. Jo. Sutvarkytėm. Kokios dainos, kokios jėgos. Gerai, kur jis čia yra? Nebetoli. Pasirodys gal. O. Žinok, šiai panašumo buvo iš galinio peleko. Aš jaučiu, tu ne karpio atvažiavai gaudyti šamų. Gali būti. O, čia šlapė. Nelipam. Sutapkėm. Jo. Šamas. Aha. Ne taip lengvai. Bet, duok. Paims. Tiek, kad man va čia va reikia. Žinai, sutapkėm biškį ribotą. Matei, gavęs iš biškį yra. Nematei? Šone kažkur. Iš anos pusės, man atrodo. Tai būt malonu, kai jisai įsižiotų. Pražiūdink. A, tu čia biškį. Nepataikiai. O. Pataikėm į vidinę. Aš. Va. Jo, gavęs, va. Ne, gerai, to išimsiu. Nu kur? Man iš anos pusės apeit. Nu ko iš čia gavęs? Ar tau čia neina dabar? Aina. Aik. Jo, eina jau čia. Numeris 2. Prasidėjo kibimai. Nežinau, kaip čia pafilmuosim, jaučiu niekaip. Aha. Kažkas yra. Sunku vienam ir telefoną laikyti ir filmuoti, bet gal kaip nors. Padarom nuotrauką ir tavęs nekankinsim labai daug. Aha, jo, matau, kad nelabai nori, bet gal išeis. O, neišeis, ne, dar neišeis. Na, gerai, to paimam į video. Ramiai.
Ne, nu, o. 7,6. 7. Geri 7. Tai netoks ir mažesnis. Sakai, tik tai 700 gramų šis tavo dabar sveria? Šlapės. 6. 6, na. Ne taip pasakyti. Jo, 6 toks, o niega virš 7, biškai. Na. Susimaišiau su skaičiai. Per tokį vėją duplėtą iššauti ir gerai. Eina. Na taip nebuvę, prastovėjo kūro parą. Eik tu, na. Prasme. Da mano kots. Kur tiesiog numes buvo dėl vaizdo. Žinau, kabaliukų net nebėra. Pasirodo yra. Parą laiko prastovėjo neliesta. Ale čia žiūri, jaučiu, parein lietaus da. Reiks eit pasišert. Pumpuoja gerai. Vietoj tas nukrito. Jo, nesitikėjau. Eik, eik. Eik tu, na. Nu, žodžiu, ką, turėjau kibimą ant 3 meškerės, per 1,5 paros pirmą vakarą sudirbo jisai. Tai parą laiko, realiai beveik kažkur apie parą laiko buvau nepermesta, nes paprasčiausiai neveikė taškas ir meškerę pakeičiau, tą prasme, nes savo sulaužiau. Tai kolegos paėmė tokią, žodžiu, pigeną, tai sakau, net nežaisiu su ją, žinai. Ir viskas, o pasirodo, dabar nustebino, nes jinai suveikė. Ir kažkas buvo, ir gan neblogas, bet neužsikirto normaliai, nes atsikabino. Tai žodžiu, persimečiau, tą pačią vietą pasišėriau. Maža ką, gal taškas suveiks, kas ten žino. Bet sakau, 1,5 paros tylėjo visai nieko. Visiškai neįtimt nieko, dabar pist ir yra kažkas. Gaila, nerealizavau, bet nieko. 9-10 žuvų esu pagavęs jau, tai ta viena, tai nieko baisaus, kad čia atsikabino, nieko blogo. Tai va, žodžiu, kaupės lietus, aptemo, jaučiu, kad tikrai lis, nes yra atšalo, blemba tikrai rudeniškas oras. Realiai kitą žvybą, kai važiuosi, tai reiks, spėju, arba bus vasara konkreti, arba jau žiema, tai nežinau. Bus matyti, aišku, da pirmą šitą reikia ištvert. Tai va, nu ką, bandom, laukiam toliau. Gal dar kažkas pasitaikys, naktis dar prieš akį. Super, Super, nu. super. 9. Amūras. Va, gražus, nu ką.
Aš prisipyliau šiandien, sakau, tik tavęs užbėgau. Na, daug paveiksluot. Palamatai. Čia ant kurios meškerės? Ant tos pačius, trečias taškas, smirdukas, vis dėlto popikėlis. Vis tas popikėlis šiandien. Gerai, svarbu eina. O, koks pasiutęs. Tai buvo smagi kova. Tikiu, samūrų liūdna nebūna. Man nebekimba to pradės kipti. Au. Paskui susitvarkys. Tai čia uždėk, kur buvo. Kur buvo? Ant pirmo? Čia? Prie pat krantų žydė. O, blėt, kaip čia prie pat kranto. Tuoj. Žinosim. Karpioks. O, blėt. Iššoko, blėt. Įsivaizduoji? O, tvernis, blėt. Opa. Gražus karpiokas. Nieko, špurkščiai. Bus gudi. O man kažkokį bimą ir dinga. Biškai paėję. Gal iš šono matai. Gal. Viskas. Nu niek, už tai išsimiegot leis. Tai nemalonus. Kiek duosi jas? Susipaveiksluojam ir paleidžiam. Trenk per šikną, blėt. Gal nusiramins? Ne. Vandenį tiek nesidavė, kiek čia. Čia, blėt, va 12. Einu da vandens.
Nežinau, gal nusiramina. Nors jie niekad nenusiramina. Purškiam. Paškėmės jį ir Koviniam dujom Zalenkį. ir viskas, ir paleidžiam. Duodame Su pažastų uždegimu. Gražas. 5 000. Daugiau nėra gražus seiks. Viskas tada. Все, ate. Keliaujam. Nu šitas į keptuvę sunkiai tilps. Jau toks. Jo. Jo. Keptuvė. Gražas. Ne visai. Na beveik. Nu, opa. Все. Parėti labai lengvai. Tuoj sužinosi. O, per valus. Tai vis tik reikės traukti. Ai, dar palikti. Nors nereiks pavogti, užsidėti stiklą, užsidėti. Šamiuks, man atrodo. Ne, karpioks. Kažko povesiai. Na, čia tik iš čiužinio išlipus taip. Nugulta. Nepaims gražiai. Nesiduoda. Lemą dažiau, kur tas man džiamas, neužsimes prieš išbėgant. Kur tu čia rasi? Išvažiavo pirmas syk saldus. Tai va. Išvažiavo saldus.
prikelk į viršų. Zagreus ir duoda. Tai jis ir duos, jis jam reikia duoti oro. Ne, prašoko. Oi, šiek tiek priešinų žaidimą. Ne, tai gerai, gerai, jūs nepersistenk, kad ne. Žiūriu per ekraną, kai duodas, suprant, paskui labai susuka valą. Gerai, gerai, kas aš praeisiu į prapačią. Eis man praleisti. Jo, iš vienos pusės į kitą. Nušytus, bet agresyvus. Jo, šis nenori į krantą visai. Nu, biškį aukščiau. Jau rimst. Ateik į šunus nebevara, žinai. Atrodo, lyg būtų spygęs iš naujo.
Kokie 8-9 jaučiu. Atspėjau. Nu, ką rodo? 7-900, nu tai kokie Septyni. 7,5. Tyvi tikrai. 7,5 gražus. Tas. Sportinis. O. Nu, draugelis. Pakviesk mamą, tetę. Dar reikia bonusiuko. Op. Всё. Gražu. Nu jo, realiai ir pareino priešais. Jo, pareina. Pareina lietus. Trečias taškas veikia. Užsikūrė. Antrą parą. O pas mane šiąnakt irgi atsidarė abudu. Net nedirbantis. Tie du taškai skaityk nebedirba. Įdomiai. Aišku, neaišku, kur aš numečiau da. Na.
realiai nuo 12, kas 2 valandas grinai žuvis. Va, prieš 12, buvo prieš 2, prieš 4 ir dabar va beveik prieš 6, nu, 6. Sunkiai čia su tavim. Turės pasirodyti. Jau rodos. Velniais nenurodyti. Kas ši bebūtų. Bet jau šoklyderis yra. Nu, Tai jau netoli. A. kas atrodo bus? Neįsivaizduoju. Lyg turi šamą gal ką nors. Oi, ten tikrai nei. Tik nei krūmus. Drebulys purto. Na išmėgu atsikėlus į šaltąją. Natūralu. Na, pasirodysi. Jaučiu ten šamus. Eršketas. Erškėtas. Trečią sykį. Budbairis. Tas pats. Nu. Eisi. Atrodo tiek nedaug trūksta, bet ne. Trūksta daug. Tingel pagaliau. Vargais negalais.
biudžetinė. Dirba. Savo darbą atlieka. Jo. Drąsiai. Na. Ko dabar čia gali? Tas pats. Ar rimtai? Taigi žiūrėk, akis. Vėl tas pats. Jo. Tas pats. Jo. Baig. Nu šis išalkęs, kad trečias iki per 2 paras. Eina ant kablio. Bet ta prasme. 3 sykis. Čia susibičiuliaut bandai gal? Ar kaip čia suprasti? Oi, nu duodi vaizdų to. Aš dar taip nematęs. Jo. Suprašiau, būtų porą kartų, ne? Nu, sakykim. Bet 3. Pablūda. O, koks šaltas vanduo. Oho, nu bandom. Pasirodysi. Galės greičiau namo keliauti. Jau procedūras jisai žino. Žinai, aš jau pratęs jau. Все. 4 įkreiks tave ištraukti tada ir važiuojant namo. Nevirkos vertis, tiek nepriaugai. Garantuoju. Tikiuosi nebesusimatysim su juo. Bent jau šiandien. Labas rytas. Dabar yra 6:30 ryto. Rytas šaltokas. Bet va, saulė kyla. Gal biškis sušils. O, kaip gražiai. Dar gal būtume miegoję, bet pažadino kibimas. Erškėto kibimas. 3 taške, kur 2 paras nekibo. Ant biudžetinės tos meškerės. Žodžiu. Ir tas pats erškėtas užkybo 3 sykį. Tik tiek, kad 2 sykius užkybo 1 taške, o dabar 3 sykį užkybo 3 taške, bet tas pats. Tai nežinau, labai išalkęs matos jisai yra. Ta prasme, kad 3 sykius per 2 paras užkipt, tai čia yra kosmosas. Bet gerai, aišku, žuvis yra žuvis, nu ką. Man tai gerai. Tai va, persimečiau dar. Šiaip nuo ryto pranešė lietų. Kol kas nelyja dar. Debesėliai plaukė tokie, bet gal, sakykim, nelis praeis. Eisim pakuotis jau pabiškį. Nenoriu, kad palapinė labai sušlapintų, nes teks džiovint. Tai va, kol kas kaip ir tiek. Naktį buvo kibimo, aišku, porą. Kolega ištraukė irgi
Irgi sudirbo 2 taškai jam papildomi dar, kurie nebuvo sudirbę. Tai va. Aišku, dar viena para būtų, man atrodo, iš vis pasaka. Nes gal pradėtų dirbti normaliai tie kiti taškai, kurie nedirba tas 2 paras. Bet 2 paras užtenka. Laikas namo. Pirmadienį darbus kipt. Video reikia montuoti. Ir žiūrėti, kur važiuoti kitą mėnesį į žvejybą. Bet aišku, laiko dar yra. Tai va, gerai, ką, einam užsikaist kavytės, pusrytuką pasidaryti, pabiškį daiktus rinktis, jau dėti palapinę ir lauksim kibimų toliau. O gal dar bonusiuką kokį, tai būtų va, vyšnė ant torto. Pup. Ir viso, ką, gerai. Žodžiu, nežinau, ar girdėsis, bet va, nėra galo. Broken. Blogai, nu, šiaip įdomu. Feederių tiesiog tvarkės. Bet ten, aišku, apkrovos tokios nėra, sakykim, karpiniam kotų. Esat kas nors tvarkė? Parašykite komentarus, apsimoka, neapsimoka, ar geriau tiesiog visą meškerį nusipirkti, ar bandyti ieškoti antros dalies. Nes čia kokie 30 cm nuo galo nulūžo. Tai va, aišku, nežinau su to tvarkymu, sakykim, nesustiek gaus apkrovas, kad nelūžtų dar sykį. Tai spėju neapsimoka, bet parašykite įdomumo dėlei, būtų įdomu sužinoti. Gerai, ieškosim kito koto. Būna, o ką, pasitaiko. Vis ne kaip Mažvydui, kad suvažinėjo visas tas meškeres. Aš bent vieną. Tai bent tiek pasisekė. Linkėjimai Mažvydui. Tai ką, baigės mūsų 2 dienų kelionė Raudėnuose. Susipakavom daiktus, lietus pradėjo lyti, ilgiau nebežvėjosim, užtenka. Jau ir taip yra, jaučiu kokį pusę 11, be 15-11. Tai va, per lietų nesinori sėdėti. Žodžiu, apibendrinant yra taip. Pagavom per 2 paras bus 8 karpiai. 3 šamai, 4 eršketai ir 2 amūrai. 16 vienetų žuveliokų. Tai sakyčiau neblogai visai. Ir svoriai nuo 5,5 iki 10+. Tai visai super, tikrai. Tvenkinys geras, žuvies daug. Įvairios, nežinai kas užkips, tai tame esmė yra gerai.
ne vien karpiai. Aišku, daug kas nemėgsta tų visokių šamų, ten erškėtų. Esu matęs, kad nepatenkinti yra, kad užkimbas įkimbas erškėtas. Tai nežinau kodėl nepatinka jų, man tai visai neblogai. Yra kaip ką pažaist su juo, spaudžia prie dugno gerai jisai, jėgos turi. Aišku, pavasarį gal vėl kitai, vasarą tai sakyčiau visai gerai yra. Tai va, nu ką, judėsim ir mes pabiškį. Ką, kolega, kaip žvejyba? Super, žvejyba smagi. Jau buvo tokia ilga pauzė, buvo numušę viltis, bet Ūpa pakėlė. Siriš, paskui vis tiek. Ne, smagiai buvo pasibūta, smagiai pažvejota, užskaitau. Skaitom, vis tiek grįšim dar, manau, čia ne vieną sykį. Tai viskas kaip ir okei. Tai va ką, lėksim. Ir susitiksim kitam epizode, kitam telkiny. Pažiūrėsim kur. Gero jums žiūrėjimo. Nepamirštam paspausti like, užsiprenumeruot kanalą. Jums to nieko nekainuoja, o man yra nuo to geriau. Galima tobulėti. Tai va, gerai, gero žiūrėjimo, o mums saugios kelionės namo. Ate.